močiutę, paaukočiau. Kas pusę metų daugiausiai išlankys mišes, tam Xbox'ą nupirks. O tu mane pisi galvą. Aš su man tai arenos tiesiog. Netęsiam istorijos, matau. Ne. Čia tokia taktika yra. Sveiki. Sveiki atvykę į naują laidą pavadinimu Partija. Čia žaisiu su svečiu laivų mūšį ir už kiekvieną laivą numuštą užduosiu jam specialų klausimą. Devietis laivas reikš, kad aš užduoju klausimą jam apie priklausomybės, trivietis apie gyvenimo hobius, keturvietis apie jo profesiją, o penkivietis bus klausimas iš praėjusio svečio, klausimas, kurį uždavė praėjęs svečias. Gerai. Tai, čia tiesiog galim katinti. Taip, tai ne. Aš bandau. Aš tik nenoriu tavęs išmušti iš vėžio, bet aš gal nahu, tu per naujo pradedi. O penkivietis laivas... O penkiviečiai laivui klausimą užduos praėjęs svečias. Šiandien laidoje yra mano geras draugas, komikas, bazaro vedėjas, su žmogum, kuriuo užaugau, įdėjau jam pirmą pavardę. Pavardę įdėjau man. Įdėjau jam pirmą pravardę, išmokinau važiuoti su dviračiu, Deividas Vizgirda. Sveiki. Tikrai visi faktai kol kas teisingi buvo. Ką pasakė apie mane. Jo, tik vedėjus tais nelabai pavadinčiau. Kodėl? Tai šūdlaidai ten. Pogrindžio daina, kaip internete parašyta pogrindžio daina. Jeigu Google susivestumėt bazaras, tai išmestų posterį su Sodaičiu ir būtų parašyta pogrindžio daina. Nelabai. Tai aš realiai Kučinskas. Iš plaukų linijos, iš visko. Ką, dedamės. Gerai, dedamės. Aš esu su Kisleku kažkada žaidęs, tik mes susirašėm, šiaip yra žaidimas Respublika ir nuo 1 iki 9, tik mes su Kisleku Hespublika. Hespublika, okei. Gerai, aš pasiruošęs. Gerai, tai šauk pasiruošęs. Šaunu pirmas. B2. Tuščia, gerai. Man patinka Simono profesionalumas, jis pirma laida ir spėjo sulaužyti laivų visą aparatūrą. Aš norėjau pažiūrėti, kaip veikia ir pamėginau vakar vidurnaktį. Ir tiesiog kur, nu ką? Baido. Pasitikėjai. O čia galima meluoti? Ne. Šitam žaidimui? Ne, negalima. Nes pažiūrėsiu per kamerą. Aš žiūrėsiu. Aš tai galiu meluoti, bet tau tai negalima. Okay. Koks sakėjai? B2. Sakėjai, D2, ne? B. Ai, B. Yeah. Nu, gali ne. Opa. Gerai. Tu dabar gali testą? Jo, aš galiu testą. B3. Tuščia. Gerai. G11. Yra? Yra G11, jo. Okay. H11. Turim. Gerai, mažytis. I11. Turim? Jo. Gerai. J11. Nuskandinai. Lemba, koks tu. Mano pačių žaidime. Pirma, aš manau, kad akivaizdus lyderis įsiveržė į priekį. Iš karto, labai greitai. Aš tavo klausimą tada turiu. O, okei. Aš tavo turiu, nes gali mane čia irgi paklausti. Ar esi kažkada gyvenime pagalvojęs ir ar pagalvosi dar kažkada gyvenime persidažyti plaukus? Jo. Kaip dažytumės? Ir kodėl? Tu žinai atsakymą ar ne? Ne, aš tai nežinau. Nes aš jau kokį 5 metai. A, ne? Jo, galvoju, kad... Nes aš viena iš priežasčių, kodėl atsiauginau plaukus, yra, kad sakau... Atsiauginęs tu čia? Kad sakiau, noriu dar 2 dalykus padaryti. Su oro balionu praskris? Ir nusidažyti plaukus. Susitikti su Riana ir nusidažyti plaukus. Nuvaryti į Mino koncertą, karavai. Tai noriu nusidažyti. O kaip dažytumės? Light silver, taip tokia spalva. Angliškai vadinu, light. Tai jo. Man patinka, kad tu apie plaukų spalvą kaip apie sienų spalvą. Mes dabar būtą spintą pirksim ir irgi reikia pas mus light silver pirksim. Light grey, man atrodo. Aš kai visą laik paskau light silver, tai visi tokį, tai tik pasensi kažkada, tai ir gausi tą spalvą. Bet ne tokia light silver. Nu va, aš irgi galvoju, kad biškai ne tokia. Nu, svarbu tau gerai, žinai. Dėkui. Svarbu tau gerai. Svarbu man. Galim
aš toliau tiesiog, ne? Tiesiog toliau. Rai, F3. Tuščia. Tuščia. B1. B1 tuščia. B10. Turim, matau, aš sakiau. Matau iš akių, kad esi iš akių. Yra net grupė Facebook'e, iš akių. Rimtai? Iš akių. O kas vyksta tai grupė? Aš nežinau, aš tik mačiau, kad kažką Jasaitis buvo apie tai parašęs, po posto kažką apie mane parašęs Valkėtis ir Ambrazevičius parašė iš akių ir ta grupė iš akių parašė, kad jo, čia mes. Čia kaip Discordo šakių grupė, kur niekas nieko nerašo, bet... Pas mus šiaip Discordo šakių grupė, galiu biškai papasakot, jeigu šiaip Lietuvos Discordo grupė vyksta daug dalykų, tai šakiuose ten visokius žoskus melus pradeda rašinėti. Pavyzdžiui, apie mano vieną draugelį pradėjau rašyti, kad jis nusižudyti bandė. Kurį? Ar negalima sakyti? Nu, tai aš galiu pasakyti apie Auriuką. Jo, ir sakė, kažkuris klasiokas atėjo, sako, Auriuk, tau viskas gerai. Sako, tu čia bandai kažką, sako, tu čia kur. Sako, ką aš čia sakau, o sugalvojo, o parašė Discordą, kad nusižudyti bandė kitas draugelis. Brolis. C2. Yra. A2. Yra nuskandinai. Opa, trivietis. Gerai. Pirmas klausimas. Aš čia tiek rusų. Pusiau baltarusiškai, pusiau. Gerai. Sako, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis yra. Tu seniau kasdieną eidavai patarnauti į mišias, o paskui pasiuntei kunigą Nachai. Aha, esu pasiuntas kunigą Nachai. Nu, tai kas čia nutiko? Kad tu, nes jūs eidavot kiekvieną mielą dieną patarnauti. Aš šiaip nesu tikintis. Labai gera pradžia. Galima šitą pradėti. Ir manęs niekas neišnaudojo, bent jau fiziškai. Nežinau. Psichologiškai? Mane tie varpai psichologiškai gal žalojo, man labai per garsu. Aš nežinau, aš pradėjau eiti patarnauti, nes mano šeima tikinti ir mane močiutė vertė, o po to kunigas sugalvojo tokią gerą paskatą eiti patarnauti, kad jeigu kas pusę metų daugiausiai išlankys mišias, tam Xbox'ą nupirks. Ir mes... Sugadinai mano kitą klausimą. Bet gerai, važiuojam. Gerai. Ir mes su draugeliais pusę metų uoliai eidom. Taip uoliai eidom, kad tu primesk būdavo... Aš kartais į mokyklą neeidavau, nes aš eidavau darbo dieną į mišias. Jeigu ten pirma kūno kultūra, aš parašydavau raštelį, tai pamačiai, rašydavau patarnauti. O tai aš manydavau, kad tu vakare eidavai, tiesiog po mokyklos. Ne, aš ir vakare po mokyklos, bet yra tai, tipo, jeigu ten pirma kuncija, nes aš buvau 8 klasiai, aš neįsiu iš matkės pirmos. Nors galėjau eiti. Vis tiek tas pats gavos. Vis tiek nemoku jos. Tai aš ir būdavo sekmadieniais, pavyzdžiui, pirmas sekmadienis visada būna suma mišios tipo. Tai yra mišios ir 8, ir 10, ir 12, ir 6, ir aš visas nachai. O gaudavai papildomą pliusą dėl Xbox'o? Kartais duodavo saldainių. Aš atsimenu, aš esu 2 kartus patarnavęs. Taip, kartais į filmą nusiveždavo. Tipo, ten, į Kauną atsimenu. Aš atsimenu, jūs gan dažnai varydavau. Jo, ten kiekvieną savaitgalį beveik. Kur, tu prasme, aš nepatarnaudavau, bet buvo momentas, kur galvoju, plema, biškai pavydžiu. Buvo ten, kur išvarydom į filmą, aš užmigdavau, atsikeldavau po 2 dienų ten. Biškai šikna skauda, bet koks skirtumas. Per filmą nurūfą. Šitas būdavo ir galiausiai aš laimėjau tą Xbox'ą. Uoliausias buvau. Ir po to mes... Buvau uoliausias. Ir po to tas kunigas įsikėlė iš akių, bet mes vis dar gerai sutardom su juo. Varydom ten, jis Kaune Tabariškėse dabar yra klebonas, viskas. Klebonas. Viskas. Ir mes varydom šiaip tipo...
padėti su darbais visokiais, ten žolę nupjau, dar kažką. Ir kažkada prieš egzaminus jis parašė, kai tipo atvarykit. Ir sakau, blemba, mes egzaminam ruošimės. Ir užtagino kitą draugą, parašė, tu tai tikrai nesiruoši egzaminam. Ta patį Aurimą, ne? Ne, Davidą. Jo, brolį. Jo, brolį. Ir sakau, kodėl jūs taip sakote, nes sakau, jeigu jis nesimokė, tai nereiškia, kad, jeigu jis prašiau mokos, nereiškia, kad jis nesimokino, sakau. Ir kažką, tai čia man pieminį neaiškink, taip toliau, ir tu padarai faktinę klaidą, nes tu pasakai, kad aš pasiunčiau nahui, lyg eik nahui, aš parašiau pisk nahui. Ai, okei. Tai va taip ir gaus. Ir po to dar vieną kartą buvom susitikę, bandėm tos santykius atgaivinti, bet kažkaip. Realiai mano ir to kunigo istorija tas pats, kas Viršilos ir rajono kunigus. Panašiai irgi ten nahui sintinėjęs viens kitą. Nors draugelį buvo kažkada. Jo. O tu dar turi tą Xbox'ą? Dar Nežinau, kuris gali būti, kad senelis į Rusiją įsinešė, o kas išeina į Rusiją, nebegrįžta. Nebegrįžta toks. Pas tave, toks. Aš maniau, kad pas tave Rusijas kaip Vegasas. Kas nutinka, Vegasas lieka Vegase. Jo. Pas mane Rusijas kaip pas mus plaukai. Kai išeina, nebesugrįžinai. E1. Ai ne, blėt, palauk. Aš galiu atsakyti dar. Nu, davai. C10. Turim? Jop. Yra. Tai tada iš karto sakau D10. Nuskandinot, ponas. Tau sekas kažkodėl per daug gerai negu man. Kodėl? Nežinau. O čia nėra tiesiog, kad sekas su žaidimus? Ar tu kažkokia, nes aš tai negalvoju jokių taktikų. Aš tiesiog, bet ką, man kas fainiau dera. Kuri kombinacija? Man B10 man aфиgenai gerai skamba. Būtų AKM7. Varyčiau. Man. Gerai. Klausimas tau. Bet aš, gerai, aš rimtesnį biškį klausimą, ne, tada užduosiu. Nu, kaip gerai. Kur matai save komediją po 5 metų, pavyzdžiui? Nežinau, tiesą sakant. Būtų gerai, kaip norėčiau. Ar nežinai, ar matai iš viso komediją? Va, dar klausimas. Žinai, gali būti, kad atrasi kažką, kas labiau patinka. Aha. Tai irgi gali būti, kad įsiskirs šitas dalykas. Ir kad tiesiog... Bet aš manau, kad aš komedijoje liksiu kažkaip ilgą laiką labai. Bent, nežinau, kiek būsiu jie įnikęs, bet gali būti, kad, žinai, tipo, jeigu kokią kitą veiklą atrasiu įdomią, tai tiesiog tas komedija liks kaip hobis. Bet po kol kas šiuo metu čia yra pagrindinis dalykas. O tai koks yra pagrindinis tikslas tavo? Komedijai? Tai aš manau, kad tiesiog aš kada pradėti. Arenas tiesiog padaryti. Na va, vienam gal arenas. Bet šiaip tai jau čia būtų. Tikslas galutinis yra pasirodyti, kuo geresnį produktą sugebėti padaryti. F5. Čia. Skau, patį viduriuką tokį šausiu. 6 būtų viduriukas. Čia tavo nuomonė. Okei. F8. Pataikiai. Seksy. E8. E8, pataikiai. D8. Pataikiai ir numušė, ką įsilyginam biškį. Jo. Tiek tu, tiek tavo krikšto mama ir tavo tėtis veipinat. Ar čia yra tas dalykas kaip... Gerai, okei. Ar čia yra tas dalykas, kad obuolys nuo obels netoli rieda, tuos pačius skonius mėgstat? Nežinau, man svarbu į burną kažką įsidėti, man. Nes man nuo senų laikų dar. Nesvarbu tas skonis. Ne, gali. Mano krikšto mama tai nelabai rūko. Jie tik, kai aš buvau gavęs, aš nežinau, ar galiu sakyti, 100 veipukų, 100 veipukų buvau gavęs iš įmonės vienos. Ir aš nusinčiau krikšto mamą ir jie tipo parašė, paimti man kelias, bet tipo šiaip. Bet jie neveipino, bet aš vieną kartą pamiršau paimti ir supyko. Tai gali ir veipino. O tėvai, mes nelabai bendravom, bet vieną kartą susitikom ir jis veipino, bet jis tipo net, normaliai ten didelio. Elektronikė ir jam vis kyšio reikia ir aš parašiau vienam žmogui,
kad skyšio suveikiau aš jam ir po to skoblemba aš tingiu su tuo, nes tėvai vis baigdavos ir jis man rašinėdavo. Iš vienos pusės smagu, nes bent kada parašo, bet iš kitos pusės biškai užpasakai, tik dėl skyščio rašo. Tėvas tau. Tai aš sakau, žiūrėk, imtų to bičio numerį ir pats susiras ir aš kažkada buvau pamatęs pas tėvą telefonę, kad jis tą bičą, kuris skyščio suteikia tėvui, pasivadinė skyščio žmogus. Skyščius. O aš atsimenu, kai jūs pradėjote su tėvu vėl bendrauti. Ir realiai tam pačiam mūsų pokalbėje buvo, kad tu, sakai, vėl pradėjau su tėvu bendrauti. Ir kitas sakinys įsiveipino. Ir ne, kad jis prašė, kad skyščio paimčiau. Ir man iškart buvo, ar jis tau parašė, vėl pradėjau bendrauti tik dėl to, nes jam skyščio trūksta. Tai dabar nebebendrauju. Ai, nebebendrauju. Upus pradėjau nuo. Ne, man tėvas buvo, jis vieną reelsą pamatė, kada nustojom bendrauti. Biški, nepasakyčiau, kaip prieš tai bendravom, bet tipo, jis mano reelsą pamatė, kur aš biški stumiu, kur su Demiuko podcast'e aš po to reelsą pasidariau, kur aš tėvą su tėvo diena sveikinu. Ir jis po to prirašė ir įsižeidė labai. Ir aš parašiau, kad koks tėvas toks. Tai žinau, gerai, važiuojam toliau? Važiuojam. Man toliau šaut reikia. Šauk. Aš manau, kad du galėtų būti kažkas. Aš manau, kad negalėtų, žinau. Nuoširdžiai. Kaip gaila? K5. Niukštis. Turim J5. Taščia. Aš manau, kad turėtų būti kažkas J8. Ojejoj. J9. Taščia. Aš pasakė, kad aš vis tyliau pradedu kalbėti. Jo, tai aš jau supratau. K4. Tuščia. Supratau. J7. Yra. J6. Yra. J5. Yra. J4. Eina savo. 5 vietas. Gerai, ateityje čia bus žmogaus iš praėjusios laidos klausimas. O dabar? Dabar bus mano tiesiog. Gerai. Gerai. Jeigu grįžtum atgal į 2019, kada tu pradėjai stand-up'ą? 2019 maždaug metu. 20. O ne 19 gale buvo? Ne, vat prastas researchas. 20 pradžiai buvo. Jo. Ir po to uždarė karantinę. O tu nesakei, kad tavo pirmas buvo lipimas universitete? Pret gal dabar. Tai va. Bet aš ten neskaitau kaip open mic'o. O tai kas ten buvo? Open mic'as. Bet aš neskaitau kaip open mic'o, nes ten atvarė, atsimenu, Vanilą su Pataraku pasandapinti į mūsų ten Univero renginį, bet šiaip lipo žmonės, kurie... ten nebuvo open mic'o pobūdžio renginys. Ten buvo, rodė magijos triukus. Skamba kaip open mic'as? Kažkas dainavo. Tai tipo... Čia visko open mic'as, tiesiog nebūtinai. Jo, tai va, tai čia tipo... Aš Kanadai po 14 grupių liupau, tiesiog. Tai va, man čia nėra open mic'as. Ai, okei. Tai tada 20 pradžiai. Gerai, tarkim. Kiek tam buvo maždaug metų? 21, 20? Gerai, tai žiūrėk, grįžtam į tuos metus, kai dar ne stand-upinai. Ir jeigu kažkas pasakytų, kiek tau reikės įdėti darbo, kiek tipo streso bus, kiek daug heitos susilauksi, ar eitum į komediją? Jo, čia. Matai, kas yra, aš... Bet čia dar prieš pat lipant, ta prasme, tu dar nežinai, koks tai jausmas. Jo, žinau, suprantu. Matai, kas yra, aš pradžioje net negalvojau, kad galima Kai pradėjau lipti ir dar, nežinau, dar gerokai laiko po lipimo, aš net negalvojau, kad įmanoma čia uždirbus. Aš tiesiog aš praleisiu laiko, o dabar žiūrėk, 20 000 per mėnesį. Ne, o dabar kažkiek ir užsidirbti eina. Tai aš tai manau, kad apsimoka, nes aš nepasakyčiau, kad aš labai daug... Aš manau, kad aš dar tik įdėsiu daug darbo ateityje, tipo dar daugiau. Aš nepasakyčiau, kad čia buvo labai, kad daug. Aišku, tipo darbo buvo įdėta, bet aš nepasakyčiau, kad čia yra daugiausiai, kiek būsiu įdėjęs. Ir kiek galėčiau įdėti. Bet va, pavyzdžiui, iš tų, tarkim, streso visos pusės ir heito, nes tu labai daug heito susilauki. Dabar biški mažiau, bet...
Ne, nebuvau tas, kur, kam aš jau viską. Ai, kartais būna, bet čia, žinai, visada, kai tu turi liūnų dienų, tai prie bet ko tave draugelis gali sakyti, pydaras. Ir tu įsižeisi, nes tau bloga diena ir tau... Kai aš to, pavyzdžiui, netrašau ir tiesiog būna, ar tiesiog parašau, okei, ir tu toks, tipo, jo, tai man būna šitie dažnai, aš gana jautrus žmogus esu, tai gal to neparodau. Tai, jo, bet šiaip tai... Ai, nežinau, man labai patinka daryti. Aš manau, kad jeigu man patinka labiau daryti iš idėjos, o ne dėl pinigų, tai čia yra labai gerai. Ir bet koks stresas, bet koks heitas, tipo, atstoja. Tai, žinai, tipo, tą patį. O esi įsiminęs kokį nors, kur heitą? Užstumimą didžiausią, jo. Ne šiaip rašo komentarus tik, o realiai niekas nepasako. Vienas bičiukas buvo prieėjęs ir pasakęs, atsimenu, aš tūsinu, čia yra, kaip tik netoli prie Halės turgaus, 9-8, ten visai gera vieta, užsukėt, ir aš ten tūsinau, šio lauką parūkyti, ir vienas bičias, kuris, aš buvau dar, man tik tūso pradžia buvo, o jam jau buvo tūso pabaiga, turbūt. Jis priėjo labai girtas ir sako, aš tavęs nemėgstu, Ir sakau, gerai, ačiū už nuomonę, kiekvienas turim savo nuomonę. Ir jis toliau pradėjo tą savo tiradą. Jis turėjo daugiau nuomonę. Jis dar, man kurva, man tu ir Emilis, man jūs blėt, esat. Sakau, gerai, kodėl? Sako, nes jūs Vilniečiai, pasikėlė. Sakau, seniai, aš iš akių girdė, kaip aš kalbu, girdė, kaip Emilis kalba, jis iš Panevėžio. Man pohu, jūs, blėt, miestiečiai, nepatinka. Visi čia tie lietuviai turi patį. Ir, sakau, gerai, ačiū už nuomonę, sakau, galėjai. Ir jis sako, o tu mane pisi galvą? Sakau, ne, kodėl turėčiau, sakau, nuomonė yra nuomonė, viskas gerai. Sako, jeigu man kažkas tai pasakytų, tai pišiu galvą. Sakau, tai ko tu man sakai tada? Tai, tai tiesiog konflikto ieško. Jo, bet man... Faina. Ir dar vieną kartą... Kai konfliktų ieškaus, tai man faina. Jo, man patinka... Ai, dėl to Hitleriai patinka. Taip. Hitleriai reikia paaiškinti. Žmonės, kurie heklino per pasirodymą. Pasirodymo metu pradeda šūkauti. Nebūtinai ant tavęs ten, bet šiaip trukdo pasirodymą. Jo, trukdo pasirodymą. Tai man mėgstamiausias stand-up dalis jaučiu crowdworkinti ir tvarkyti su hekleriais. Ir dar vieną atsimenu, kur irgi klube ėjau ir bičio sako, man nepatinki tu, bet patinka komedija. Ir viskas, ar da? Tu kaip žmogus, nebent komedija. Tai maladėts, ką darai, bet tu man nepatinki. Jo. Okei, fair. Tai čia visai, toks man, į šitą neįsižydžiu. Tu buvai ir kaimynį ir seito gavęs. Aš akiuosi gyvenu, tipo, bute, 3 aukšte ir... Kaimynė iš tos pačios laiptinės, iš 1 aukšto buvo parašius apie mane neigiamą komentarą. Aš kėliau reelsą, kur raustinausi su Laura Dragūnaitė ir ten buvo iškarpa iš vieno rausto apie Laurą. Ir ta kaimynė parašė, taip šlyšiai apie paneles kalbą, žinau, kad jam labai sunku buvo gyvenime ten be tėvo augo, kažką tokį parašė. Kas biškiai skauda, nes biškiai tiesos yra. Nesižino. Ir Kristoforas kolega parašė sutinku. Ir tada mano mama pamatė tą komentarą ir mano mama parašė, Jolanta, ką tu čia, Jolanta ir visai susenus, kad tokiais dalykais susimi, tu į savo vaiką, blėt, atsižiūrėk. Ką tavo vaikas veikia? O jos vaikas girdėjau, kad ten mūsų daug ką veikia. Kažką veikia. Tai va. Nebairių skaldu. Tai jo. Ir dabar buvau šakiuose prieš porą savaičių su panelė grįžęs, tai... Normaliai Jolanta jau dabar? Jolanta, ne, aš nesisveikinu. Ai, o tau draugai sveikinu? Jo. Aš turėjau... Aš turėjau 2 momentus. Vienas buvo įdomiausias gal, parašė po Instagramo reelso, įmetė kažką tokio, kad užpisai tave pastoviai tipo metai man į trendus ir į feedą man metą, užpisau tas klausyt ir po minutės po to pačiu posto parašo, ble, šiaip geras bairis. Kur galvoju, turim. Victory. Yeah. Man šiaip renginio metu man visada faina... Matau, jeigu vieną bachūrą, kuris, tipo, kuris yra bachūras, kuris maža tikimybė, kad juoksis, tai mano visada iššūkis yra prajuokinti jį. Ir jeigu nesigauna, tai aš tada jau kalbinti pradedu. Ir tada... Neturėtum kaip tik, tipo, jeigu jis nesijuokia, tai, tipo, tiesiog tiesi publikai, kurie juokės.
Neįdomu. Tu turi biškai, aš pradžiai tai aš absoliučiai, bet tipo po to biškai challenge'int save pradedi, kur tipo aš noriu prajuokinti. Kartais būna taip sunku arba tokie blogi bairiai, kad tu galvoji, kad bent pusę žmonių prajuokinti ir čia bus gerai. Bet kartais taip ypatingai ta programa, kai jau būna išgvildenta, kai žinai, kad jį juokinga ir viskas gerai, tai tada ieškai, kad pats pasimėgai. Juokinga. Visas. Ateikit, žinosim. Kol kas. Ne, praeita programa tikrai labai gera buvo. Praeita gera, aš įsivaizduoju, kad aš visą buvo tobulėjau, nes praeita gera buvo. Už praeita gera, praeita labai gera. Šie biškai pataisyti reikia, bet aš manau, kad tipo nušlifavus tai bus geresnė negu praeita. Nes aš buvau pirmam pasirodymą, tai labai gerai. Tai va. Super. Tai va, super. Ką? 6? Galėtumėm turėti? Jo, turim. Sudaužiau ar dar vienas? Dar vienas. Tai, tai turbūt G1 buvo. Ne, K8. K7. G1 patai. K7? Jo, turim. Sudaužiau? Jo. Gerai. Aš dabar sugalvoju klausimą. Kai tu intro darai čia, sugalvoju klausimą. Kodėl pavadinimas partija? Nes jeigu aš dabar ateičiau pro šitas duris, tavęs nepažinočiau ir matyčiau, kaip bičiau susilaižytais plaukais sėdi taip prie barto fono vis ir sveiki, čia laida partija. Aš nežinau, kur galvočiau, kad atėjau. Nežinau, man tiesiog, aš pagalvojau, kaip apibūdinti. Ką socialdemokratai padarytų pagalvoti? Aš tiesiog pagalvojau, kas čia yra. Tipo, kaip apibūdinti geriausiai visą šitą dalyką. Kad ką mes žaidžiam ir... Tipo, laivų mūšis? Bet tai ar galėčiau... Ar pavadinti... Gerai, ai, blėdžiai, tai variantas. Kaip galėčiau geriausiai laivų mūšį apibūdinti? Partija. Nes gal keisis žaidimas, o laida ne? Kokiam šaškiam žaisim. Gerai. Ėdu. Turim. Varškėtis. J2. J2. Neskandinai. O, pamažiausia. Šiaip... Sunkiausia. Jo, sunkiausia nuskandin. Dažnai plaukų tema yra paliečiama tik apie mane, kalbant, arba apie Gremanį, nežinau. Aš dabar manau, kaip žiūri, manau. Kaip tu vertintum savo plaukuoseną 10 balį sistemai nuo 1 iki 5? Geras. 10 baliai sistemoje nuo 1 iki 5, o tai gali tiesiog 5 baliai. Nes jeigu nuo 10 baliai... Gerai, gali 5 baliai. 5 baliai. Ir ką su tuo darysi? Trejetukas. Jo, vidutinis. Nu, biškai geriau negu tavo. Ne, geriau negu pas mane. Bet pas mane vedžitas čia nesidaro. Pas tai nesidaro, nes jis tiesiog grįžta viską. Jo. Pas mane bent kas nori pasilikti. O ką galvoju daryti? Nežinau, aš tai galimai kažkada tiesiog arba vėl nusiskusiu. Turkija yra visą laik variantas. Ir jau porą kartų. Aš bijau, kad aš iš Turkijos lediniais laikrodžiais grįšiu. Tai man biškai baisu. O kodėl baisu? Nu, nes vienas grįžo. Ai, nu jo, variantas. Linkėjimai Remigijui Viršilai. Gerai, tęsiam A1. Jo, A1 tuščia. B7. Tuščia. B7. Čia, man atrodo, čia bus 5 cilindrų. B6. Jo. B5. Turim. B4. Turim. B3. Ir dar atspėjai, kad 5 vietas bus. Jo. Nes aš matau, tipo, iš savo baltų. Ai. Aš tik apsimetu debilusi, manau. Nu, bet man šiaip gali nesu, nes man įkišt... Matematika, man. Man tau įkišt tai... Bet man visur žinok, įkišt sunku. Aš mylėti su moterim iš galo man, blėt, sunkiau, nes man įkišt žiauriai sunku. Aš nerandu. Kiek jau laiko draugė turi? 8 mėnesį. 8? 8-9 kažkas tokį. Palauk, tu susiradai, kai aš jau grįžau. Tai tu grįžai kovo pradžiai. Jo, jūs buvot? Ne, dar nebuvau. Mes į turą varėm. Kartu tarp šitą išgi neturėjau. Atsimenu. Nes būtų keista, jeigu būčiau turėjęs tuo metu. Jo, tiksliai. Bet ne, neturėjau. Tiksliai, juk mes varėm dar kartu į Kauną.
Turėjom vieną kartą. Gerai, kiek man čia tavo likę? Netęsim istorijos, kad matau. Ne. Aš jau pasakas daug rasu. Ai, okei. F5. Pataikė. O, miela malonu. F4. Pataikė. 3. Pataikė ir numušė. Yes. Kuris tau gyvenime įvykis tavo yra... Žasų įsiskyrimas. Svarbiausias. Okei, žasų įsiskyrimas. Verkiau, blės. Mandarinų jėga, karočią. Aš net variantus nespėjau variantų pasakyti. Gerai, sakai. Kuris įsiskyrimas svarbiausias? Ne, įsiskyrimas. Šiaip gyvenime momentas. Aš tavo klausimą su savo atsakymą sumaišiau. Gerai. Šiaip momentas gyvenime. Svarbia būtų keista. Svarbės, gal, nežinau, ar svarbiausias, ar svarbesnis negu kiti. Svarbesnis. Gerai, pasakyk, gerai, už žasus atsakai. Kaip žasų, Bilas man mėgstamiausias. Arba Trusabak. Trusabak. Nes jis yra tikras šuo. Real dog. Ir čia, blės, pusiau angliškai, pusiau, čia kaip rusiškai tikras. Nu va, okei. Tavo kaimynė rusų mokytoja, tavo bus, tai turėjai, žinau čia. Bet Trusabaka, tai vienas žodis yra angliškai, vienas rusiškai. Kas dar galėjo parašyti labai Trusabaka. Jo. Trim kalbom. Pirmą kartą Kilnai, susiradai dabartinę merginą. Monopolis pasiridelį laiptiniai. Ir dar trečias. Ketvirtas yra. Mesis laimėjo World Cup'ą. Pirmas Mesis laimėjo World Cup'ą. Čia ketvirtas. Bet man Ai, tau pirmas. Širdį pirmas. Širdį pirmas. Širdį pirmas. O kodėl ne Monopolis? Monopolis. Bliama, matai, kad mes dažnai laiptiniai žaisdom Monopolį ir gerbiamas Simonas, šakiuosi taip toliau. Mus draugelis į chatą bijodo įsileist, tai mes laiptiniai žaisdom. Ir ne tik Monopolį ir pokerį, žaisdom iš pinigų pokerį ir eidavo visos bobos, kur tipo mes pinigus ten švai, kur būdavo 10 litų padėta ir mes kortom. Čia viskas galimai. Ne, negalimai. Iš tikrųjų, pinigų žaisdom. Aš esu 20 litų prapisęs. Močiutė. Aš nepravalgiau tų pinigų. Aš prapisau ridelį tos pinigus. Ir eidavo ir ten pinigai ir mes ten keikėmės. Ir nei viena, nieks nekreipdavo dėmesio, jokia kaimynė. O Reelsą vieną įmesk ir jau pisą protą. Mes, kad Laura Lašišą pavadinau. Kad įvesti į kontekstą, mes jaučia kokią 2-3 vasaras pas mūsų draugą Rido laiptiniai žaisdavom Monopolį kokį mėnesį, gal 2-3 savaitės, kur kiekvieną rytą ateinam, sužaidžiam Monopolį, grįžtam namo pavalgyti pietus, einam vėl Monopolį žaist, vakarienę pavalgom vėl Monopolį. Ir dar į tarpus Simonas mane dviračių mokino. Jo. Tai gaudus per dieną kokį 3 partijos, tai jaučiu tikrai. Matai, kas yra, man Monopolis prarado magiją ir nėra toks įsimintinas, nes aš kaip pagavau, kad pagrindinis laiptinis vierchas sukčiauja. Tai aš po to pradėjau irgi laiminėti, nes aš pagavau jį ir sakau, arba sukčiauk ir man, mum abiem, arba aš visiems pasakysiu. O tai ką, kas sukčiavo? Ridelis. Rimtai? Jo, ir aš jį kažkada pagavau, nes jis daugiausiai pinigų duodavo, nes jis tada bankas buvo. Jo. Tai aš jį pagavau ir sakau, tai duok man. Ir nepaspėjai, kad ir aš pradėjau laiminėti po to. Ne. Ne, Ridelis šiaip protingesnis, bet mes iki endgame'ų nueidom visada su. Ai, okei. Aš tik dabar po 15 metų išsiaiškinom, kas jie buvo. Tai man... Nes jis dažnai laimėdavo. Tai man 4 vietoj. Nes prarado magiją, kai jis. Nes aš gal, bled, negali jam visur taip sektis. Čia neįmanoma. Nes jis pastovi. Čia kaip Žalgiris praeitą sezoną. Šį sezoną nebesiseka, žinai, tos pabaigos, viskas. Tai Monopolis 4, panelė 2, Kilnimas 3. Čia nereikėjo iš... Ai, nereikėjo? O šiaip dar turiu apie, kad jau Messi pasirinkai. Jeigu turėtum susitikti galimybę su Mesiu, bet turėtum išsiskirti su mergina. Kada? Čia dabar? Jo, dabar reikia varyti. Ne. Kiek laiko su Mesiu susitinku? Kiek nori? Visą likusį gyvenimą. Tiesiog. Aš paukočiau. Netęsiu, bet paukočiau. Kažką, supratau. Galimai kažką, su kuo šiąnakt miegojau. Tai močiutę paukočiau. C8. Tuščia.
Net. Negalėčiau aš ten laivo dėti, Kodėl? nes B7 laivas yra. Ai, kurva. Tu neprisidėjai taip laivų. Ne. Ir kur gerai. Kur tu šovai? Galim pertrauką padaryti. C5. Čia gali būti. Pataikė. Labai gerai. C5 tūks. C6. Pataikė. Turim C4. Numušiau. Tu esi mokęs vaikus robotikos. Kaip nutiko, kad tu filologiją studijuodamas mokėjai robotikos? Filologija išvertus iš lotynų kalbos yra visų galų meistriškumas. Ne. Nežinau, aš pradžiai pradėjau tam darbę dirbti prieš kalėdas kaip kalėdų senelis. Va toks mano būsi. Arba kaip kalėdų senelis ir vieną kartą buvau kaip kitas buvo kalėdų senelis, o aš aiškinau vaikam apie kalėdas, tipo kaip jos atsirado, kokios ten vertybės, taip toliau. Ir po to man pasiūlė, sako, reikės užklasinė veikla, ten tipo kaip ir pamokos vyksta ten su lankomumais, taip toliau visais. Sako, gal nori. Nes tipo, matė, kad gerai su vaikais sutaris. Jo, noriu. Ir pasiūlė, visai fainai atrodė. Patiko, bet ten ne tik robotika buvo. Robotika gal, nežinau, 70% susidarydavo viską. Šiaip bendro išprusimo dalykai, mes ten apie gravitacijas kalbėdam, apie pasaulio... Kur tu nesi labai stiprus. Bet tai aš galiu trečiokam papasakot, kaip gravitacija veikia. Manau, lengva paaiškinti, kaip gravitacija veikia. Jo, sunkių jėga. Izakas šitą parodė mums. Izakas Newtonas. Jo, aš jį Izauką vadinu. Tai jis parodė. Ir šiaip ten apie pasaulio šalis, apie kultūras pasaulio šalių sostinės. Čia jau stiprus esu, nes fulę domiuosi. Apie istoriją, bet ten irgi tipo labai... Ai, tu ne tik robotika. Jo, tai robotika buvo pagrindas, bet šiaip ten tipo bendro išprusimo visi dalykai. Ir ten tipo, dar kol kas, nes ten turėdavau vieną grupę darželio dar, paruošiamukų grupė prieš pirmą klasę. Tai ten biškai sunkiau būdavo ir ten lengviau viską reikėjo daryti, nes taip supranta. Bet šiaip pirmų ketvirtų klasių mokiniam ir to, ko nemoko mokyklai, nes mokyklai dar biškai ten... tipo lengvesnių dalykų moko, o čia tipo pastiprintalas nebūdavo. Tai visai fainai, vienos, kaip pasakiau, kad išeisiu iš darbo, ten buvo viena grupė, kur verkė net. Jo, patiko. Patiko. Ir buvau, kai kalėdų senelių persirengiau, tai pripysęs kažkada. Nepripysęs, ant pachmanų variau. Ir mes dar tusinom kartu tą dieną. Po open mic'o, atsimenu, abiem labai, tipo, Zybės gerai paėjo pasirodyti, sakom, varom karaoke padainuot. Padainam karaoke, mes prisigėrėm ir po to bandžiau rašyti 11, ten ar po 11 vakarė, sakau, nebūsi darbe, sakau, kaip tu nebūsi. Na, gerai būsi. Gerai būsi, sorry. Ir netyčia kažkada buvau, ten tipo, tai įmonė, aš kadangi teisių neturiu, tai aš su taksu važinėdavau pas vaikus į mokyklas ir tai mane suteikdavo, man tipo prieigą, aš per jų taksą važinėdavau. Tai buvo keli kartai, nemeluosiu, kur netyčia naktį važinėjau su įmonės, tipo per įmonės baltą ir man po to įsikėtė, sako, dėdė, tipo, sako, prisiskaitek pasikalbėti. Sako, blet, netyčia. Sako, kur varėjau balandžio 12, pusė 3 nakties, namo. F7. Tuščia. O šiaip kokius tu darbus esi dirbęs? Esu Maksimai kasininkų dirbęs, tuščia. Rimtai? Jo, Maksimai kasininkų dirbau. Jo, šakiuose 2 savaitės. Kai baigiau 12 klasę, gal kažkur padirbti reikia. Ir... Ilgai išdirbai? 2 savaitės, jo. Nes užkiniausiu. Ai, E1. E1. Pataikai. Tu pirmai šitą sakei, nežinau, ar atsimeni. Tu, kai buvai... Ne. Tu pabuvai pataikęs į vieną laivą ir tik vieną buvai nušovęs ir tada nepataikai, aš šoviau ir tu užmiršai, kad laivą nušoviai. Ir tu sakai E1 ir iš karto toks, oi netiksliai, aš laivągi buvau nušovęs. Ir sakau, tai gerai, šauk iš naujo.
ir tu nepakartojai tų šūvių ir galvoji, Okay. jas. Tai E2 Jo. ir E3. Jo, turim. Ir man vienas tavo trivietis likęs. Jo. Kur? Tuoj pažiūriu. Ir aš žinau, kuris likęs. Jo. Simonai, aš galiu sakyti, kad... Pralošiau? Nu, blėt. Nu gerai, gal dar ne. Nagi. Turi 2 vietos yra. Ai, tai aš daug šansų neturiu, man reikia pasiskubinti. Gerai, šaut per viduriuką. F8. Tuščia. Blėt, gerai, kita vieta turi būti. Jeigu tu dabar neužkilinsi... Kur man tave padėti? Tu turi 4 vietį, ne? Nesakysiu. Tai jis turėtų būti H11. Tuščia. Fuck. Nu? Tavai mano mažiuk. E8. Tuščia. Blėt! Yes! Gerai, man jau biškai įtampėlį. E11. Pataikė, ne? E11 tuščia. Kaip? What the fuck? Nugi? E5. Tuščia. What the fuck? Aš dabar gal kur 4 vietis to. Ai! Fuck! E10. Tuščia. Turim tai. Jo. Va. Aš nesuprantu, kaip tu mano 4 viečio dar neradai. Aš pats nesuprantu. Arba gali būti, kad aš vieną praklausiau. Gali. Ai, aš jau, nu gerai, aš jau sugalvojau, kur bus. Palauk, tuoj. Aš dabar biški kaip tėvukas jaučiaus, kur po mašinos kapotą atsidaręs, žiūriu, kur čia vieta gali būti. G6. Yes! Oi. Ką tik būčiau beltai. Gerai, dabar žiūrint į kurią pusę. Jo. Gerai, dar turiu šansų. Ai, blėt. G5. Gerai, dabar arba G7, arba G4. Nu gerai, G4. Jas, nepataikiai. Gerai. I10. I10 pataikiai. Gerai. J10. Pataikiai. K10. Pataikiai. Ir H10. Pataikiai. Blemba! Aš žinau, kas svarbiausia, aš dabar žinau, kad tau G7. Bet jeigu tu atspėsi mano paskutinį, tai vsio. Jo. Fuck. Gerai. Klausimas? Jo. Ar jau pofik tai klausimas? Kada supratai, kad tau patinka juokinti žmonės ir kada supratai, kad lipsi ant scenos jau? Nu, tipo jau nusprendėjai, kad, nu, aš lipsiu į open mic'o sceną tikrai. Aš dabar galvoju. Kur man šausi? Jo, kur tu šausi? Man įdomu. Pusė iškrito. Ne, iškrito raudonas. Ne, vienas. pas mane iškrito. Aš nežinau dabar, kur šaut. Čia tokia taktika yra. Rimtai čia pasiškrito? Sorry. Daug. Pas mane 2 iškrito tik. Ir vieną nežinau, kur panim. Aš šoviau. Čia man atrodo. Jo, E10, aš tai man atsimenu. atrodo. Gerai. Aš tai atsimenu visam. Gerai. Koks klausimas? Okay, gerai. Ai. Kada pastebėjau, kad man patinka juokinti, ne? Jo. Tai aš manau, kad čia kiekvienas berniukas pastebi tą dalyką, kuomet jis nėra labai išvaizdus, neatrodo, bet jis nori kažkaip pasiekti tam tikros panelės dėmesį ir kažkada netyčia jam gaunas prajuokinti ir jis galvo, aš taip galiu pakelėti tą panelę. Tai aš manau, kad viskas, tas tau humoro jausmas, kurį tu pradedi lavinti, tai yra arba nori kažką sužavėti, arba iš dėmesio stokos.
visada atsiranda. Bet šiaip realiai bet kas atsiranda iš to. Aš įsivaizduoju. Tai va, o kada lipsiu į sceną, tai aš gal kokiai 12 klasė, kai buvau, aš negalvojau, kad aš būsiu, kas, tipo, dabar būsiu, bet aš, tipo, sakiau, kad aš padėsiu studijuoti ir mačiau, kad ten kartais ir Kaune vyksta open mic, aš studijavau Kaune, tai aš supratau, kad aš bent kartą užlipsiu ant scenos. Nes tu lankei dar dramą, tai man atrodo dar tas... Jo, bet aš metus tik ją lankiau. Ai, tu tik metus lankiau. Jo, bet man kažkaip pasisekė, aš per metus 3 pagrindinius vaidmenis. Jo, aš atsimenu, kad... Tai nežinau, ten, matai, šakiuose nėra daug drąsių žmonių, tai aš kažkiek drąsesnis buvau ir man tie gal užteko, aš ten nepasakyčiau, kad labai gerai vaidinau, bet... O kaip tau drama? Patiko, davė... Man patiko, kad režisierė visa Vilija Meškaitinė, kuria tavo krikštom yra plėtų. Tu antiek šakiai maži yra. Tiesiog. Jie palikdavo daug laisvės improvizuoti, kas man patiko. Tai aš įsivaizduoju, kad tipo šitas improvizavimas išėjo į naudą. Na, dabar va, mėgsta crowdworkint labiausiai. Crowdworkas. Dar reikia paaiškinti, crowdworkas yra, kai kalbi su publika. Jo, o callworkas, kai pieno. Esi ką nors karvę milčias? Esu už spenių laikęs, bet man už karvį spenių. Spenių vakar laikiau. Tai esu, bet buvo 4 metai, ten tos mano rankutės, tokios mažos, kur tešmens net neapima, žinai. Gerai, do or die, na. Do or die. Kadangi iškrito pusė mano, aš nelabai žinau, kur spėt, aš jį persiklausiu, ar aš spėjau A5. Aš nežinau, ar tu spėjai. Ai. Aš nesižymiu, ką tu spėjai. Ai, jo, tiksliai, ir aš nesižymiu. Čia labiau buvo pasižiūrėjimas, ar yra ten, ar ne. Ir ką tu pasakė šitas? Man pasakė, kad aš turiu spėti C10. Tušia. G7. Laimėjau. Seni, žinai, kur buvo? C11, blet. C11 ir D11. Kaip klaus? Labai klaus. Pasakai C10, eik tu na gerai. So. Ką, sveikinu laimėjus? Ai, karočią, neįsikišau, bet laimėjau. Jo. Jo. Ką, sveikinu laimėjus. Labai dėkui. Ačiū. Oi, pateik, Lavrinovi. Ai, tu buvai Lavrinovi? Abudu tai. Jo. Tai ką, sveikinu laimėjus. Ačiū labai, kad žiūrėjot pirmą laidą. O galiu perduot klausimą kitam? Jo. Gerai. Aš pasirašęs. Esu. Kitas klausimas. Dar nežinai, ką kviesi, ne? Dar ne. Klausimas kitam svečiui. Kadangi Simonas nežinojo, ką kviesti, aš tokį abstraktų paėmiau. Kaip manai, kiek dar laiko užtruks, kad prasimuštum ir kodėl to nepavyko padaryti iki šiol? Okay. Tai va, sėkmės paklausiu to klausimą. Šimonytė pasikvietė. Dėkui labai, kad žiūrėjot pirmą laidą, dėkui Davidui, kad sutiko joje sudalyvauti. Jeigu turit kokių pastebėjimų, komentarų, būtinai praneškit parašykit po apačią, stengsimės atsižvelgti ir iki kitų kartų. Na, čia to Vizgardą kviečiatės pastebėjimas.